Sepulvedos koks smūgis ir be abejo. Kol kas turbūt gražiausia šios dienos įvartis. Ir vėl po standartinės situacijos ir vėl po kampinio. Visi 4 įvarčiai po standartinių situacijų. Na, čia galima žiūrėti ir žiūrėti. Dar vienas Kravcovo perdavimas. Na ir puikiai. Dar vienas bandymas ir rezultatas tampa 2-4. 23 numeris Arturo Karlosas. Galingus smūgius siunčia kamuolį į vartus. Na ir matome. Čia Ernestas Macenis nosi. Karlosas Bermudesas. Priešais į Andersonas. Atskuba į pagalbą Buzevičius ir krenta išlyginamasis įvartis 2-2. Karlosas Bermudesas triumfuoja, Vikingai lygina rezultatą. Jau pirmajame kėlinyje matome tokias rungtynes. Pirmavo ir viena, ir kita komanda. Štai čia Bermudesas klaidina varžovą, atskuba Buzevičius, bet buvo... Kravcovas. Bermudesas ir 6-5. Vikingai vis tiek rodo patirtį ir rodo kantrybę, kad ir kiek jūs mėginsite išlaikyti lygybę, mes kažkur vis tiek žengsime žingsnį į priekį. Štai čia Kravcovas, Bermudesas gauna progą, smūgis. Svarbi VGTU Vilkams pergalė. Čia greita kontrataka, pavojus ir Karlosas Arturo pats spurda tinkle draugė su kamuoliu. Triumfuoja jonaviečių legionierius 5-4. Antrojo kėlinio minutė. Arba 22 rungtynių. Pagaliau pavyko ir Karlos Lipnevičius. O čia Smaičiaus ilgas žingsnis ir neapskaičiavo Lipnevičius. Čia dar vienas šūvis ir Karlosas Arturo triumfuoja 5-2. Jonaviečiai jau triuškina svečius iš Kėdainių. Viskas prasidėjo nuo Lipnevičiaus klaidos. Smaičius atrito kamuolį Karlosui Arturo ir šis nepriekaištingai. Elveris Mitas. Karlosas Arturo. 3-0. Štai taip, trečiąjį įvartį muša legionierius iš Kolumbijos. Nesudėtinga kombinacija su Elveriu Smitu. Įsiveržė į baudos aikštelės centrą. Ten suklaidė. Karlosas Arturo ir 10-3. Tiesiai į 9-kę muša kamuolį kolumbietis. Visiška Radviliškio komandos kapituliacija. Po 2 įvarčius pelnė. Karlosas Arturo dar sykį perima kamuolį. Na, nejaugi. Taip, per kelias sekundės 2 įvarčius muša Karlosas Arturo. Ir štai jo hat-trikas. 11-3. Reikia jį įjungti irgi. Karlosas Arturo įsibėgėja ir šįsyk laimi dvikovą su Ernestu Maceniu. Jonavos Vikingai finalo serijoje. Pirmajame mače veržiasi į priekį 1-0. Taip ir šis smūgį ką padarė skirtingai negu savo komandos žaidėjų. Čia kaip gražiai įžaidžia kamuolį jonaviečiai ir jau 2-0. Vos minutė prabėgo nuo pirmojo įvarčio, o čia ir antrasis. Karlosas Arturo pasižymi. Treniruoja šią komandą. Aikštėje Romantas Martišovas. Taip pat Titas Borevičius. Kristupas Petravičius, o čia Karlosas Bermudesas muša 4 ir prisijungia prie Elverio Tačiako. Kol kas legionierių iš Pietų Amerikos šou dar kartelį. Štai čia Bermudesas, na jeigu taip duosi įsiveržti į tą zoną, kur yra. Kaip įprasta Lotynų Amerikoje, ilgi. Jeigu taip kalbant, ojojoj, koks smūgis ir dabar būtent Karlosas Sepulveda. Šį kartą galima sakyti, kad rado silpną vietą
ne pats sėkmingiausias turbūt Egidijaus Žagaro žaidimas. Ir taisyklės negalima. Na, už tai baudžiama baudos smūgio. Čia Egidijus Žagaras dar kartą turi traukti kamuolį iš vartų. Netoks atrodo ir stiprus smūgis, bet klastingas iš po gynėjo koja ir reagavo į smūgį Kėdainių United vartininkas, bet nebuvo patys gardžiausi. Abiem atvejais 10-asias vietas užėmė VGTU Vilkai, o čia panašu, kad byra. Byra Vilkai į Šipulius ir Bermudesas Sepulveda. 7-1. Bet nemalonu praleisti pirmiems, sužaidus 4 minutės. Elveris Tačiakas tarpusio mačuose pasižymėjo 5. kartą ir jis dabar yra rezultatyviausias Vikingų žaidėjas, jeigu žvelgsime tik į tarpusio rungtynes. Čia Igoris Pelecki kabina varžovą, gauna geltoną kortelę ir Karlosas Bermudas. Turėsime puikų vaizdą ir matysime šias rungtynes. Vikingų ataka. Karlosas Bermudesas praeina varžovą. Dažniausiai arba labai dažnai ši komanda pirmajame kėlinyje atrodo kiek silpniau negu antrajame. Akmenės kraštas laukia savo varžovo kovoje dėl traiginti rezultatą. Čia perimtas kamuolys, pražangos nėra. Francisko Gustavo, priešas į Karlosas Bermudesas, griūna Gustavo ir čia galbūt kiek per prieš Pempininkus. Ketvirtfinalis buvo laimėtas, kalbant apie Brukliną, prieš Mažeikių Vipą. Bermudesas, Čibirka. Bermudesas lieka su kamuoliu. Žaidimas tame mače beje, štai, muša pirmą įvartį Jonavos Vikingai, tiesiog įridena kam. Sividinis rizikuoja, Karlosas Artūro nugriūna, bet arbitro švilpukas tyli. Karlosas Artūro perima kamuolį, vartai tušti, skrieja Karlosas Artūro į priekį, jo smūgis ir rikošetas numeris. Ir kaip dabar jį ant žingsnio pagauna Karlosas Artūro. Šio žaidėjo tempą ir spėja užsimti pozicijas gynyboje. Karlosas Artūro! Dar viena Marselio ruletė ir ploja jau visa arena. Karlosui Artūro užšiepis. Nepastebėjo iš nugaros prisėlinusio varžovo Giedrius Kvedaras. Dabar vėl tenka dirbti gynyboje. Karlosas Artūro. Titas Borevičius. Nepavyksta suklaidinti Karloso Artūro. Pastarasis savo stichijoje meta kamuolį į priekį. Greitajame užkirto kamuolį vartų link. Benjaminas Maičius. Karlosas Artūro maudo oponentą. Žaidėjas, trenerius. Na ir taip pat ir salės futbolininkai bus renkami. 7-2. Pusantros minutės lieka mums šiame mače. Karloso Artūro reidas ir rekordas yra. Jonavos Vikingai gerina. Jonavos Vikingai visgi tik kampinį. Čia perimtas kamuolys, pavojinga situacija, ar bus smūgis. Vienintelės rungtynės buvo žaidžiamos. 3-0 pirmavo Jonava, bet 3-3 išlygino rezultatą. Gargždų pramogos ir teko labai rimtai papliušėti Vikingams nugalėti. Ar vis dėlto dar lauktum, sakykime taip, kad realizuotų savo pranašumą sukurta jonaviečiai, na, bandė apsakant ir tą įvykdo Jonavos Vikingai. Laukčiau dar, įvartis. 1-2. Ir ta intriga atgyja. Ignas Raštutis po puikios Jonavos Vikingų kombinacijos pelno pirmąjį Vikingų įvartį, švelnina rezultatą ir čia savo rezultatyvų pergalę. Bet nėra kur. Pirmam kėlinyje sakiau, kad laiko dar tikrai daug, tai ir antram tą patį galiu pasakyti, kad dar laiko labai daug. Be abejo, galbūt būdamas treneriu, nauda ir, sakykime, turbūt
emocinio lyderio, visų derinių ir visų įsidėstymų. Tai Viktoras Gudjeresas, taip. šiek tiek sunkiau ir tas akivaizdžiai matėsi prie kampinio netgi išpildymo ir tiesiog ir akių kontakto, akių žvilgsnio, kad nežinojo, ką daryti. Karlosas Artūro. Tiek pačioje komandoje, tiek ir tarp oponentų. Tai reikėtų turbūt pasidžiaugti, kad su legionieriais Vikingai pakankamai neblogai yra pataikę. O čia dar vienas epizodas ir ką išdando sustiks A lygoje tarpusavyje. Pirmajame pusfinalio mače jis vyks Jonavoje. Karlosas Artūro, jo reidas, kaip lengvai Karlosas Artūro. Legionieriai prideda mūsų čempionatui ir svorį, ir kokybės, tai faktas ir turbūt reikia pasidžiaugti, kad kuo toliau tuo tų legionierių kokybė gali būti geresnė. Trečioji pražanga tiesa ir Jonavos Vikingai. 2 kartus jau prasižengė, žaidžia kamuolį Jonavos Vikingai. Karlosas Artūro. Tuose komponentuose. Tai. Na, akivaizdu, kad atmosfera kaista ir daugėja darbo Dominikui Norkui, Mantai Pameckiui bei Mantui Ličkui. Čia šiuo atveju kontaktas buvo, reiktų turbūt atidžiau mums čia pasižiūrėti. Na, panašu, kad buvo pražanga, tikrai koja buvo liesta, o sklandesnis, nereikia dalyvauti ir jau žinant, kad tu turi vietą, tai tas gerai ir vėl turėsim. Tikrai sugeba. Na, jeigu tai būtų paprasta sukonstruoti, tai čia kokie mokslininkai atsisėstų už trenerio. 23 Bermundezas Sepulveda. Lengvesnis, toksai kūrybiškesnis, techniškesnis. Ir gali būti, kad ir norint žaisti laisvai su kamuoliu, vartininkas privalo būti varžovo aikštės pusėje, taip kad čia galėjo būti problemos, o dabar problemų gali būti Bruklinui. Helveris Smithas, ar bus smūgis ir taip, iš pozicijos pradėjo kelią. 7-0 Jonavoje ir net 11-1 Vilniuje susidorojo su 7 vietoje reguliarų sezoną užbaigusiais VGTU Vilkais. Bermundezas Sepulveda, Stevenas Jeffersonas, Helveris Smithas, bando Bermundezas žaisti vienas, ant kairės, ne, Igor Pelėkšties vidurio faktiškai pasitinka. Bermundezas ir Gustavo dar kartelį klysta. Ir Bermundezas prieš Gintarą Čibirką, pranyra. Tęsia dvikova. Rygos klube tęsia dvikova tie patys žaidėjai, kurie pradėjo rungtynes. Vėlgi sėkminga pradžia, ko gero leidžia Vargas. Juolab, kad, na, nenoriu prisikalbėti, bet atrodo, kad šiek tiek apsiprato su Rygos klubo žaidimo maniera. Bent jau su šio ketverto žaidimo maniera Vikingai. Štai koks smūgis. Tikrai vienas sportiškiausių, jeigu ne pats sportiškiausias. Rytoj Lietuvos miestas bus Jonava. Ta žaidžia su vienais iš favoritų. Karlosas Artūro greitoje tranzicijoje. Prieš visas komandas įsiskirdavo, bet vėlgi, būtent dėl to, kad jie ginasi labai agresyviai. Tai turbūt būna sezonų, kai ir top 16 etapą, pavyzdžiui, viena iš 16 stipriausių Europos savo stipriasias pusės. Tai be abejo, pirmiausiai, kad jau taktiškai buvo šiek tiek, na, bet ukrainiečiai laimėjo, sakykime, tokių puikių fizinių pasirengimų. Faktiškai tikrai gynyboje žaidžia Jonavos komanda ir netgi atrodė, kad yra kiekybinis pranašumas, bet išnaudoti tikrai. Toje atkrintamųjų varžybų serijoje, ne tik finale, ne tik pusfinale, Filipė buvo kertinis. Stevenas Jeffersonas 20 numeris, Smaičius 11. Karlosas Artūro. Dar vienas turi su keliais oponentais varžovų gilumoje. Gynybos kovoti čia Karlosas Artūro ir Raštutis iškart pasižymė
Ir įprasmina savo, vėlgi, pažiūrint komandų potencialą, tikrai abijos yra rimtos pretendentės ne tik į pusfinalį, bet ir į prizininkų trejetą. Čia gelbė. Vartininkais tiek su aikštės žaidėjais. Karlosas Artūro perima kamuolį iš Leonavičiaus ir iš tuščių vartų krapšto kamuolį Aurimas Pukevičius, išgelbėdamas VGTU Vilkus nuo 5-ojo įvarčio. Labai gražus techniškas veiksmas, Karlosas Artūro tokiais pasižymi minkšt. Nors pirmauja daugiau neįtikinamai, jonaviečiai vis dėlto spaudžia jie varžovus prie šių vartų, perima kamuolį. Įvarčiais įmušdami net 11 ir praleisdami 3. Prasidėjo šios rungtynės, dabar Vikingai yra su kamuoliu. Situacija tokia, jog tai yra ketvirtfinalio etapas. Kaip žinia, visos 9 A lygos komandos dalyvauja. Tada Radviliškis tikrai buvo toks konkurencingas, metė kovą net ir tam pačiam Žalgiriui. Ilgą laiką laikėsi 7-oje vietoje. Jeigu jie būtų ir išlaikę, jie būtent būtų ir žaidę su vertas paminėjimo. Na, turbūt tokie stabiliausi šio sezono Radviliškio. Ketvirtfinalio startas su Žalgiriu po savaitės rungtynės namuose. Toks taip palaipsniui, po truputėlį. Nebuvo čia, kad porą minučių, 2-3 įvarčiai ir viskas aišku, ne. Čia buvo taip, kad... Ir dar vienas įvartis. Dėl traumų. Filipė labai techniškai čia darbuojasi varžovų baudos aikštelėje. Koks staigus šis Brazilas ir koks techniškas. Karlosas Artūro atsako ne mažiau įspūdingų driblingų. Galbūt netgi visos futsal garbę gina Pempininkų komanda, kuri žais taurės turnyro pusfinalio rungtynę su Bruklinu. Čia taisyklių pažeidimas, Bondarenka nesiginčia su geltonaja kortele. Na kągi jau čia ginčysios, jeigu jau imtynių veiksmais pargriauni varžovą. Pradžių griuvo Žalgirietis nuo kontakto, po to jau čia lygoje Radviliškio komanda namuose 9-0 sutriuškino Lietuvos čempionai. Na, o čia Radviliškyje nematė turbūt smūgio momento Karolis Širba, kad Vaskunovičiaus tą smūgį tik paskutiniu momentu. Ir turi tam teisę. Jeigu taisyklių ribose tas kontaktas vyksta, jie taip pat reikia. Pač žaidžiant taktika 3-1, Širba turėjo parodyti sprinterio gebėjimus, nes vartai buvo tušti. Reikėjo kuo greičiau grįžti iš atakos į savo vartų. Karlosas Artūro. Nedidukas, smulkus žaidėjas, bet labai staigus ir tiek. Bet Stankevičiui nepavyko pataikyti deramai į kamuolį. Karlosas Artūro sėlina vartų link. Prasimeta kamuolį į dešinę ir smūgis į 9. Traukia šį smūgį Edgaras Noreika. Tiks su Radviliškiu. Taip kad A lygos komandos šiame kelyje laukia Jonavos Vikingų. Kauno Žalgiris taip pat su A lygos komanda. Osauskas. Karlosas Artūro. Dešinioji koja. Ojojoj. Kaip akrobatiškai Edgaras Noreika šoko paskui šį kamuolį ir guli dabar ant parketo. Edgaras Noreika. Virš vartų. Karlosas Artūro labai techniškai kulnu žaidžia kolumbietis. Na, kolumbiečiai kaip žuvis vandenyje jaučiasi tokiame futbole. Štai dar vienas įrodymas. Kovingą sudėtį, konkurencingą sudėtį pavyko vis dėlto surinkti. Helveris Smitas ten aktyviai įsijungė į žaidimą. Tarsi užmigdau varžovų budrumą, bet po to labai gali greitai prasiveržti kairiuoju kraštu. Karlosas Artūro.
Gražiai išsilaisvino iš varžovų globos, čia kietas kontaktas ir pražanga. Daugybė brazilų, nemažai kolumbiečių, visas būrys ukrainiečių žaidžia. Trečiasis numeris. Arturo Karlos. Iš aštraus kampo. Na, sakyčiau, serija tikrai verta didžiojo finalo ir Vikingai, kurie sezono 14 įvarčių, 11 įvarčių yra pelnęs Helveris Smithas. Iš viso širdies, stipriai, bet netaikliai. Graži senelė, skrieja į priekį Sepulveda ir salės futbolininkai. Na, 1-1. Sepulveda Bermundezas. Ir kamuolys atitenka Gargždų Pramogoms. Čia ir vėl pražangos nėra. Vėl Na, čia dar galima taip prisižaisti iki 10 metrų baudos smūgių. Bermundezas ir kita vertus, taip, čia kampinis. Vėl Turbūt atviresnį žaidimą šiek tiek matysime. Iš pradžių taip atsargokai jonaviečiai pradėjo rungtynes. O dabar jau nėra. Jonaviečių reidas ir kamuolį Vikingai. Oi, koks. Karlosas Artūro. Taip gražiai ant judesio dabar pagavo savo oponentą Volkovą. Ir pastarasis mielai pasinaudojo tokią dovaną. Karlosas Artūro. Sureksti ataką, bet Smaičius atidirba ir gynyboje ištaiso savo tokią mini klaidą. Visi dešiniuoju flangu, bet čia Činikas gerai uždarė jam prieimus vartų link. Karlosas Artūro mato savo komandos draugui, bet šovė pro šalį. Renanas Cardozo kontroliuoja situaciją tose rungtynėse Vujovičiaus komanda, bet nieko panašaus. Čia dar viena pražanga, šį kartą Lukas Endžikas neseniai pakilęs nuo suolo pažeidžia. Ir Vikingai vėl dideliu greičiu nori judėti į priekį ir pereiti į varžovo aikštės pusę. Pavyksta tą padaryti Karlosas Bermundezas. Ir, na, tokiose elementariose situacijose pradėjo klysti Vikingų žaidėjai, tiesa. Sepulveda dabar su kamuoliu. Labai toks. Ir pirmasis įvartis lapkričio mėnesį, tai Jonavoje aikštės šeimininkai laimėjo rezultatu 8-2 iš pažiūros. Ir tai pradės tiksėti paskutinėje minutėje. Pakankamai ramiai vyksta rungtynės, nebuvo nei minučių pertraukėlių, nei iš vienos pusės. atšoka toje niekino zonoje. Jeffersonas, Sepulveda prieš Joną Lebedevą, negriūna. Ir čia štai pagaliau baigėsi. Grąžina kamuolį Karoliui Čirui, pastarasis turi kelias sekundės atlikti perdavimą. Sepulveda Bermundezas ir kaip ant lėkštutės. Sepulveda klaidina Danielių Zybartą ir pralaimėjo Jonavos komanda ir tai buvo šiek tiek netikėta. Šeiminio jį pažįsta Vikingų vyriausiasis treneris Vaško Vujovičius. Jis Stevenas Jeffersonas prie kamulio. Jo perdavimas, galingas šūvis, netikslus. Karlosas Artūr bandė išvesti smūgį komandos draugą, o čia greita tranzicija ir lekia į priekį Lukas Tatarūnas. Tiesa, šiek tiek pats save į kampą. Metų žaidėjas. Padovanojo progą jonaviečiams. O čia jau prasideda salės futbolo. Labai graži kombinacija, bet smūgis per stiprus.
Karlosas Artūras lygos, kas yra šiaip sunkiai turbūt tikėtina, bent jau kol kas, bet visko gali būti. Smūgiai. Reikėtų labiau susispausti. Drąsiai iš vartų išbėgo VGTU Vilkų vartininkas. Ir griūna demonstratyviai. 6 metrų baudinį, o čia reidas kairiuoju kraštu. Kasgi čia? Bet į vartus pataikė, bet nuginkluoti vartininko nepavyko. Dar vienas epizodas. Spilman priekį. Aivaras Bagočius, 16 numeris. Primtas kamuolys. O aikštėje matome dar vieną naują veidą. Ignas Raštutis.